Šventosios mišios arba Eucharistija yra bažnyčios gyvenimo centras. Kristaus įsteigta paskutinės vakarienės metu iki šiol jį išlaiko dvi pagrindinės dalis – žodžio ir aukos liturgija. Kryžiaus ženklas. Mišios pradedamos kryžiaus ženklu. Taip krikščionys išreiškia tikėjimą švenčiausią trejybę, pripažįsta atpirkimą Kristaus kančia ant kryžiaus. Gailesčio aktas. Jau pirmieji krikščionys prieš duonos laužymą išpažindavo savo nuodėmes. Viena iš gailesčio akto formų – šlakstymas švęstu vandeniu. Senovėje šūkiu Kyrie eleison būdavo sveikinami savo valdinius lankantis karaliai. Tai reiškia, valdove, būk maloningas. Per mišias meldžiamasi, viešpatie, pasigailėk. Taip išreiškiamas maldavimas, atleidimo už kaltes prašymas. Taip pat tai pabrėžiama didybė to, iš kurio laukiama gailestingumo. Garbės himnas Glorija. Glorija. Garbė Dievui aukštybėse. Taip giedodami angelai sveikino užgimusį Jėzų. Taip giedama sekmadieniais ir per svarbias šventes, išskyrus gavėnios ir advento laikotarpius. Tai džiaugsmingoji mišių dalis. Šiuo himnu pašlovinama visa švenčiausioji trejybė. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Žodžio liturgija, skaitiniai, psalmė, evangelija. Kasdien skaitomi 2 šventojo rašto skaitiniai, o sekmadieniais ir per šventes 3. Pirmasis skaitinys imamas iš Senojo testamento, antrasis iš Naujojo testamento. Tarp jų giedama arba skaitoma atliepiamoji psalmė. Evangeliją gali skaityti tik kunigas arba diakonas. Žodžio liturgija – homilija. Homilija arba pamokslas yra skaityto Dievo žodžio paaiškinimas. Žodžio liturgija – tikėjimo išpažinimas. Sekmadieniais ir per šventes po homilijos eina tikiu. Tai svarbiausių tikėjimų tiesų išpažinimas, išganimo istorijos santrauka. Yra 2 tikėjimo išpažinimo variantai. Trumpesnis – apaštalų tikėjimo išpažinimas ir ilgesnis, šiek tiek labiau išplėstas Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Žodžio liturgija – visuotinė malda. Žodžio liturgija – užbaigiama visuotinė malda, kurioje meldžiamasi už bažnyčios reikalus, pasaulio gerovę bei taiką, už šeimas ir vietos bendruomenės parapiją. Aukos liturgija – atnašavimas. Duona ir vynas yra Dievo dovanos, gaunamos iš žemės ir vynmedžio, uždirbamos žmogaus triūsu. Kristus per paskutinę vakarienę laužė neraugintą kvietinę duoną. Tokia naudojama ir dabar, tik įgavo kitokį pavidalą. Kristaus laikais tai buvo apskriti, lėkštės didumo ir piršto storumo papločiai, kurie valgant buvo laužomi. Kartu duonos laužimas primena ir įvykį po prisikėlimo, kai Kristus Emause vakarieniaudamas su savo mokiniais laužė duoną. Mokiniai jį atpažino. Į atnašų taurę įpylus vyno įmaišoma ir šiek tiek vandens. Tai primena įsikūnijimo paslaptį. Kristus, Dievas, priima žmogiškąją prigimtį, kad mus sudievintų. Kaip lašelis vandens dingsta vyne, taip ir žmogiškasis menkumas turėtų išnykti Dieve. Rankų ištiesimas ant atnašų išreiškia maldavimą, kad veiktų šventoji dvasia, kad Kristus savo auka ir mirtimi prisiima savo visas žmonių nuodėmes. Aukos liturgija – konsekracija. Šventų mišių šerdis ir kulminacija yra Eucharistijos malda, dėkojimo ir konsekracijos arba perkeitimo malda. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra tauriai, naujosios ir amžinosios sandoros, mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmes atleisti. Tėve mūsų malda, kartais dar vadinama visos Evangelijos santrauka, yra pagrindinė krikščionių malda, nes tai yra Jėzaus Kristaus palikta malda. Aukos liturgija – ramybės palinkėjimas. Mišių metu Viešpaties prašoma ramybės ir vienybės bažnyčiai.
Tikintieji šalia esantiems žmonėms galvos linktelėjimu ar rankos paspaudimu palinki Kristaus ramybės. Aukos liturgija – komunija. Komunijos esmė – vienyti su Kristumi, kuris mus padaro savo kūno ir savo kraujo dalininkais, kad su juo sudarytume vieną kūną. Aukos liturgija – palaiminimas ir siuntimas. Šventos mišios baigiamos kryžiaus ženklu, iškilmingu palaiminimu ir tikinčiųjų siuntimu, kad jie vykdytų Dievo valią kasdieniame gyvenime.